Vasario 16 mūsų laisvės ir vienybės diena. Mūsų Joniškio žemės ūkio mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į Kauno istorinės prezidentūros paskelbtą akciją Pasveikinkime vieni kitus. Taigi, sukurkime šventę savo ir savo aplinkiniams. Pasveikinkime vieni kitus. Su švente, mielieji. Ilgai vadinti miškiniais, nusikaltėliais, tėvynės išdavikais. Šiandien jūs esate Lietuvos pasididžiavimas, partizanai, pasipriešinimo kovų dalyviai. Daugelio iš jūsų nebėra, daugelio jūsų likimai nepataisomai suluošinti, bet jūs, tolimi mano bendramžiai, mylėję savo šalį, savaip išreiškė nepasitenkinimo pasikeitusią politinę valdžią, siekia nepriklausomybės. Vasario 16 proga skiriu jums dainą, Birželio baladę. Ačiū jums, kad gyvenu nepriklausomoje Lietuvoje. Lietuvos, kur tikėjosi grįžti gyvi ir mirę į Lietuvą. Apie ką dainavo sunkiausiamis akimirkomis? Apie Lietuvą. Ką sapnavo toli nuo tėvynės? Gimtuosius namus, duonos kvapą, laimingą gyvenimą. Ne visi ištremtie sugrįžo, bet ko gero nėra kitų, kurie taip skaudžiai būtų patyrę, ką reiškia priklausyti nuo visų ir visko, kai apie meilę savo šaliai esi priverstas tylėti. Sveikindami su vasario 16-ąja, norime jums padainuoti populiarią tremtinių dainuotą dainą Jei ne auksinės vasaros. Jei ne auksinės vasaros, ne mėlynos vos ilgos, nebūtų atėję čia, kur slenka dienos pilkos, nebūtų atėję čia, kur slenka dienos pilkos, taip tyliai slenka vasaros, pražydę gėlės
ir jau daugiau negrįšiu. Žydės vos ilgos mėlynai, bet jų nebematysiu. Žydės vos ilgos mėlynai, bet jų nebematysiu. Tautos, šeimos, istorijos pažinimas visada susiję dabartį su praeitimi. Leidžia numatyti ateitį. Istorijos ir kultūros muziejai tai galimybė ir vaikui, ir suaugusiam prisiliesti prie savo šaknų, suvokti unikalumą. Vasario 16 dienos proga Joniškio Žemės ūkio mokyklos muziejus sveikina Joniškio miesto istorijos ir kultūros muziejų ir jo įkūrėją Karolį Bačionį ir visus dabartinius muziejininkus, kurie ne tik saugo eksponatus, bet rengia edukacinius užsiėmimus mokiniams, rašo mokslinius darbus, spausdina pažintinius leidinius. Pasiklausykite jums skirto sveikinimo Kęstučio ir Jogailos dialogo iš Maironio dramos Kęstučio mirtis. Aš kaltas, dėdė. Kaltas susidėjęs, su mūsų žemės priešais amžinais, bet kaltas nedaugiau už tuos, kurie man suko galvą, gundė įtarimais. Aš įtikėjau jiems, kurie man nuolat kalė, kad dėdė nori man išplėšti Vilnių, kurį teisėtai tėvas man paliko, kad ieškai vien tik progos iš trakų užpulti. Aš įtikėjau jiems ir vien norėjau gintis, ir vien apsiginimui sutartį dariau. Ir tu galėjai taip įtarti savo dėdę, kurs niekuomet slapta net priešo neužpuolė, jei atvirais pasisakė priešo ir veido savo po priedangą brolystės, nes lapstė geisdamas įkelti kaip gyvatė. Man nereikėjo didžio kunigaikščio vardo, mane ir taip visi, net priešai gerbė dėl Lietuvos, ne dėl tuščios garbės. Aš visą savo amžių ir triusau, ir dirbau, tėvynę gindamas ir atstatydamas krūtinę. Bet suvargau ir atilsio ramaus telaukiau. Jau metai 4 kaip Vilniuje savo sėdė. Ar aš kada varžyt tave maniau? Kiek ar trakuos, pas Vytautą lankeis, be jokio šūvio, net kartu nemojęs. Ir Vilnių, ir tave suimt galėjau. Bet aš ne to, senatvėje taip troškau. Aš laukiau, aš meldžiaus, tik apie tai svajojau, kad judu taip gražiai su Vytautu gyvensite, taip Lietuvą mylėsite, taip ją ginsite, kaip mes su Algirdu, Nabašniku. O tu su mano priešais paslapčia derėjais ir savo krašto išgamą likai. Tau vieta vien kalėjime pražilti, ne Vilniuje, garbinga bočių sostą užsėdus, lemti Lietuvos likimą. Pasaulio krašte begyventum, kokia kalba bekalbėtum, kaip besistengtum būti abejingas gimtajam kraštui, vis tiek esi lietuvis. Ir nors mintimis grįžti į savo šalį, vienintelę, brangę, artimą, vasario 16 ypatinga proga pamąstyti savo pasirinkimą, nes Lietuva vienintelė nepriklausoma valstybė davusi tau kalbą, papročius, tradicijas, artimus žmones. Sveikiname ir siunčiame tau Vilčinsko dainą Grįžtu į Lietuvą. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Padėk man Viešpatie, nes įvijau pavojų. Neieškau dvasiai poilsio kūnui atgaivos.
Mielas broliuk Vytautėli, tau šiandien vasario 16 dieną sukanka 3 metukai. Mes tavo seseris Eigustė ir Birutė Ir brolis Kęstutis. siunčiam tau dainelę. Vienas žodis mama, antras žodis tėtė, kad žinotų vaikas, kas svarbu mylėti. Trečias žodis žemė, nes joje gyvenam, o visų gražiausia lietuvėlė mano, o visų gražiausia lietuvėlė mano. Būk vytukai kaip vidurys žiemos vidury. Šviesk ir mylėk tėvelius ir tėvynę. Sveikinam! Su gimtadieniu. Mėly Lietuvos piliečiai, sveikinu Jūs su šia puikia švente, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Linkiu, kad Jūsų širdise nebūtų pykčio, skausmo, mylėkite savo šalį ir didžiuokitės ją.